Diana, jau savaitę, kai pasaulis ūžia po Coldplay koncerte atskleisto tarnybinio romano. Užsienio žiniasklaida kalba, kad buvusio vadovo, mano žiniomis jis atsistatydino, žmona dabar taps milijonierė. Aš tavęs kaip darbo teisės specialistas norėčiau paklausti, jeigu tokia situacija būtų Lietuvoje, kaip įmonė turėtų reaguoti į tokį darbuotojų elgesį? Rita, paminėjai tarnybinį romaną, ne? Tai vien tai, kad turim tarnybinį romaną, iš karto mintise pilna minčių apie interesų konfliktą, diskriminacijas, kitų darbuotojų, galbūt kažkokį nepasitenkinimą, mikroklimato, ar ne, ir panašiai. Tai pirmiausia, ką daro vadovybė, tai turėtų imtis, arba galėtų tiesiog imtis nušalinimo veiksmų ir, ištirti darbo pareigų pažeidimo tam tikrus klausimus. Tai ar grėstų atleidimas tokiems darbuotojams? Grėstų. Jeigu mes turėtume šiandien dienai aukšto rango vadovą, ar ne, tai jį tiesiog galėtų iš tikrųjų supaprastinta tvarka atšaukta, bet vis tiek turėtų vadovybė priimti atitinkamus sprendimus ir aiškiai apsibrėžti, kodėl atšaukia tą vadovą, galbūt sugadinta reputacija, nepasitikėjimas ir aplamai. Labai daug faktorių susideda. Ir bet kuriuo atveju tas atšaukimas turi būti teisėtai įvykdytas, ar ne, tai vadovybė turi įsivertinti atitinkamus klausimus. HR specialistas klausimo atveju, tai jau reikėtų spręsti darbo pareigų pažeidimo atvejį, ar ne, dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo, jeigu toks būtų, pavyzdžiui, mes galėtume galbūt pritempti labiau prie diskriminacijos, ar ne, šiandien dienai, kas būtų laikoma vienu šiurkščių darbo pareigų pažeidimo atveju, pagal kurį galėtume atleisti iš karto, be įspėjimo, be išeitinio ir panašiai. Tai klausimas, ar buvo ta diskriminacija iš šios pusės, ar nebuvo. Tai čia jau sprendžia darbdavys, jisai atlieka tyrimą ir panašiai. Tam, kad nereikėtų atlikinėti tokių sudėtingų klausimų, pritimpinėti kažkur prie kažko, kad būtų vienas šiurkštus, tai labai rekomenduotina iš tikrųjų vadovybei, darbdaviams pasitvirtinti atitinkamų šiurkščių darbo pareigų pažeidimų sąrašą, kuris būtų laikomas vienas šiurkščių ir dėl ko būtų galima atleisti darbuotoją supaprastinta tvarka. Tai pavyzdžiui, šiandien dienai, kad turim romaną, ar ne, tai tarnybinis romanas, pavaldumas ir taip toliau. Tai jį tiesiog įsikeliam į elgesio taisyklės ir nusistatom, kad būtent šitas atvejis būtų šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, ar ne. Tada interesų konfliktas, ko irgi mes neturim, ar ne. Pas mus nėra nurodyti darbo kodeksą, kad tai yra šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Ne? Tai vėlgi įsikeliam į šiurkščių darbo pareigų pažeidimų sąrašą ir vėlgi turim supaprastintą tvarką ir galim lengviau reaguoti tokias situacijas. Tai iš mano pusės būtų tokia didelė rekomendacija darbdaviam pasitvirtinti šiurkščių darbo pareigų pažeidimų sąrašą ir jį prasilginti, padaryti didesnį, nei tai numato darbo kodeksas. Aš ir girdėjau, kad užsienio įmonė iš tokį viešą pranešimą pareiškė, kad toks darbuotojų elgesys yra nesuderinamas su įmonės veikla. Aš nežinau, ar informacija yra teisinga, bet aš girdėjau, kad lyg vadovas atsistatydino. Tai čia suprantu irgi, jeigu būtų nuostatose įtvirtinta, kad tai yra šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, tai įmonė turbūt irgi elgtųsi analogiškai kaip ir ta užsienio įmonė, ar ne, galėtų atleisti darbuotoją. Rita minėjai, kad jis atsistatydino pats, tai reiškia, jis pats ėmėsi veiksmų, jo niekas neatstatydino, jis pats tai atliko. Tai jeigu iš mūsų pusės Lietuvoje tai būtų, tai čia viskas tvarko, jis pats atsistatydino ir viso gero. Įmoniai viskas gerai dėl to, reiškia, kad darbuotojas pats pajautė kaltę, prisiema atsakomybę ir išeina, žodžiu, taip kaip išeina. O jeigu jis pats neatsistatydintų, tai kaip ir minėjau pačiai pradžiai, darbdaviui reikėtų greičiausiai vertinti atšaukimo galimybę, ar ne, dėl darbuotojo atleidimo. Ir taip reikėtų jam visas aplinkybės vertinti, ar buvo interesų konfliktas, ar, žodžiu, reputacija nukentėjo ir daug visų niuansų galėtų susidėti. Galbūt net ir nepasitikėjimas kažkoks įvyko, kaip irgi minėjau pačiai pradžiai, tai iš tikrųjų vadovo aukšto rango atleidimas yra šiek tiek supaprastinta tvarka atliekamas, nes jisai užima stipres ir aukštas pareigas, ar ne? Rimtas pareigas, tai atitinkamai jo atsakomybė yra kitokia, ar ne, nei kad paprastesnių darbuotojų. Tai tiek galbūt iš tikrųjų, aš nežinau, ar jie ten teisingai pasielgia ar neteisingai, bet jeigu iš mūsų pusės būtų, sakykime, darbdavys apsirūpinęs elgesio
taisyklėm, taip vadinamais kodeksais, jau kaip pavadinsi, čia nepagadinsi. Tai apskritai, jeigu darbdavio vadovybė turi apskritai vadovybę elgesio nuostatas, pasitvirtina jas ir panašiai, tai jas ir taiko. Tai tada ir galim pritemti, kad taip nesutapo su moralė. Bet jeigu jie to nenusistato, tai čia tiesiog gal iš bendrinių nuostatų tiesiog išeina jų atitinkamos kalbos. Supratau, labai įdomu iš tikrųjų, nes įdomu, kaip vertintų Lietuvos įmonė. Matau, kad užsienis vertina vienaip, o Lietuvos įmonė kitaip. Ačiū tau už pasidalinimą, tikrai buvo labai įdomu ir lik aišku, ką reikėtų įmoniai daryti, esant tokiai situacijai. Labai malonu, kad galėjau pasidalinti, bet žinok, aš visą laiką čia sėdėjau ir galvojau apie tos milijonus, kuriuos tu man čia pradžiai pasakojai, tai kaip vis tik tai būtų. Ar ta žmona, kurie galimai išdavė sutuoktinės, praturtėtų ir turto dalinimo atveju jinai liktų milijonierė, didesnę turtą gautų dalį, ar kaip būtų iš tikrųjų? Na, jeigu kalbėti konkrečiai apie šitą šeimą, šiek tiek paskaičiau, tai tikrai mačiau, kad ten yra pakankamai turtinga šeima, turinti pakankamai didelį kapitalą. Iš tikrųjų ir tas toksai, žiniasklaidos gal eskalavimas, kad dabar žmona bus milijonierė, ar ne, tai lik duoda suprasti, kad vargšui vyrui tai jau nieko neliks. Jeigu tai būtų atvejis Lietuvoje, tai yra bendras turtas dalinamas sutuoktiniam po lygiai, ar ne? Jeigu nėra kažkokių nukrypimų ten asmeninių įnašų, ar ten kažkokio asmeninio turto vėliau prisidėjo sutuoktinis ir taip toliau. Jeigu yra standartiška situacija, viskas įgyta santuokos metu, būtų dalinama per pusę. Na, tai jeigu dalina milijonus, tai pusė tų milijonų keliauja vienam, pusė keliauja kitam. Pats neištikimybės faktas automatiškai tikrai nepalieka to vieno sutuoktinio pliko ir nuogo, ar ne? Pas mus irgi yra ta tokia nuostata ir aš dažnai pati iš klientų girdžiu, kad jis arba ji buvo neištikima, tai dabar viskas man turi atitekti, o jam arba jai nieko. Nebūna taip. Taip, ir nes atvejs Lietuvoje visą laiką taip visi galvoja, kad jeigu jau tas neištikimas, tai jį pliką nuogą basą paliekam, o va jau kitą jau su viskuo aprūpinta, nes jis matai nukentėjo. Taip. Tai, o Rita, sakyk, dabar paminėjai, kad per pusę, žodžiu, dalinamas turtas šituo atveju. O moralinio žala galėtų būti priteisima, pavyzdžiui, milijoną. Nu, aš vis tiek prie milijono krypstu. Ir aš manau, kad klausytojai tą milijoną nori. Tai jeigu esate išdirbę tos milijonus, tai gal ten apie tos milijonus ir būtų galima kalbėti. Bet jeigu čia Lietuvoje? Aš negaliu atsakyti, ar Lietuvoje būtų toks atvejis, nes mes tikrai neturim turbūt tokio atvejo skyrybų, kur skirtusi, tokio turto žmonės iš tikrųjų ir kur ten ginčytųsi dabar dėl kompensacijos, ar ne, dar esant tam viešam tokiam pažeminimui, kad čia vyras užtiktas viešai su kita moterimi iš tikrųjų. Tai Lietuvoje tai paprastai kompensacija yra priteisiama, jeigu įrodoma sutuoktinio kaltė. Ar ne, jeigu sutuoktinis pripažįstamas kaltu, tada teismas gali kito sutuoktinio prašymo priteisti kompensaciją, paprastai tai sumos svyruoja nuo 100 eurų iki 3000, ar ne, amplitudė. Tai ne milijonas. Ne milijonas, tikrai ne milijonas. Žodžiu, nuo 100 eurų iki 3000 mes turim teismų tokią praktiką. Tai net jeigu aš prašau milijoną Lietuvoje, teismas man 3000 priskiria ir aš turiu būti patenkinta 10 metų sugadinta savo moralinę visą sveikatą. Žodžiu, pažeminta prieš visą pasaulį šiuo atveju, net ne Lietuvą ir net ne Ameriką, o čia visas pasaulis aptarnė, aišku, čia tokia masto įmonė, bet jeigu tai būtų, pavyzdžiui, irgi Lietuvos didelio masto įmonė, kuri irgi turėtų milijardinį kapitalą, net ne milijoninį, tai čia irgi greičiausiai paplistų po visą pasaulį ir, moteris nukentėtų stipriau ir vis tiek gautų Lietuvos mastų panašu 3000 eurų. Tai čia pas mus reikėtų iš tikrųjų teisminę visą sistemą keisti, kad kažkaip papildytų klausimą, tuo klausimu dėl moralinių žalų, ar ne? Ne visai yra viskas visada į vieną pusę, ar ne? Visada bylose yra dvi pusės ir du svertai iš tikrųjų, ar ne? Tai visų pirma, tai reikia pažiūrėti į šalių turtinę padėtį. Jeigu mes imam vidutinę Lietuvos šeimą ir sakom, dabar man milijonas už tai, kad tu ten buvai neištikimas ar neištikima, o šeimos ten yra pajamos vidutinės, tai jau čia protus nebūtų suvokiama, ar ne? Tokia kompensacija visų pirma. Visų antra, jeigu einam į teismą ginčytis, turim suprasti, kad turim įrodyti ir moralinę, ir materialinę žalą, ar ne, kas įvyko, kaip mes jautėmės, kokių išgyvenimų turėjom, ar atsirado kažkokių sveikatos problemų dėl to ir visa kita. Bet negalima tiesiog atnešti gydytojo gal pažymos ir sakyti, man dabar galvos skausmai dėl to, kad vyras buvo neištikimas, ar ne? Turi būti nuoseklumas ir susietumas, ar ne? Čia aš taip labai paviršutiniškai sakau iš tikrųjų, bet reikia viską žiūrėti. Dėl to aš sakau, jeigu teismas dar nustato sutuoktinio kaltę, nes dažnai būna, kad teismas
pripažįsta abu sutuoktinius kaltus. Ar ne? Šiuo atveju mes irgi matom, kaip vyras koncerte su kita moterim, bet mes nežinom, kaip gyveno šeima. Ar nebuvo taip, kad, tarkim, šeima jau galbūt ir gyveno viduje, ten skyrium, ar ne? Gal jie tiesiog gyveno kartu po vienu stogu, kaip tėvai rūpinosi vaikais, bet tuo pačiu jie gyveno du atskirus gyvenimus, ar ne? Tai jeigu teisme vyras pateiktų tokius argumentus, tokius įrodymus, tai apie kompensaciją mes iš vis čia negalėtume kalbėti iš tikrųjų, ar ne? Tuo labiau, gal taip logiškai galvoti, tu gyvendamas tokiamis sąlygomis turi suprasti, kad yra galimybė, kad žmogus bus kažkur pamatytas gal su kitu asmeniu, ar ne, ir kaip čia su ta vidinė moralinė žala. Tai aš tikrai neteisėjas, čia teisėjų darbas, ar ne, teisėjai vertina bylos informaciją ir jie priima tam tikrą sprendimą. Tik aš noriu pasakyti, kad viską reikia iš tikrųjų rodyti. Jeigu vėlgi, sakai, čia Lietuvoje būtų toks didelio kapitalo, ten šeimos kažkoks toks panašus klausimas, aš net nebejoju, kad ten vyktų taikus susitarimas. Labai paprastai tikrai dažnai šalis susitaria dėl tų kompensacijų, jeigu tikrai yra kažkokia situacija ir tu susitarti gali dėl kokios nori sumos. Ne kartą mes teisme esam tvirtinę moralinę žalos kompensaciją taikos sutartim ir viskas su tuo yra gerai. Bet teisme, ten jau yra įrodymo klausimas ir šiek tiek jisai sudėtingas. Žodžiu, mes turim tokią teismų praktiką, kokią turim ir gaila iš tikrųjų, kad yra taip, aišku, galbūt, kaip ir sakai, neturėjom tokių didelių arba kažko nežinom, bet praktika yra aiški. Tai, o Rita, kaip būtų, jeigu, sakykime, tie žmonės turėtų vaikų, tai ar būtų taip, kad, tam neištikimam asmeniui vaikai nebepriklausytų, pseudo nepriklausytų, tiesiog globa nebūtų priskirta, o, priskirtų globą būtent tam kitam asmeniui, kuris buvo ištikimas. Tai vėlgi neištikimybės faktas neturi jokios įtakos vaikų gyvenamai vietai, ar ne? Nesvarbu, dėl ko skiriasi tėvai, vaikų klausimas yra visiškai atskiras. Ir jis ir turėtų būti atskiras. Aišku, dažnai bylose vaikai įtraukiami, naudojami kaip įrankiai, ar ne, čia, kad gauti geresnės kažkokias blogesnės sąlygas, bet labai geras tavo klausimas, nes aš jau noriu pažymėti, kad čia yra visiškai atskiras dalykas. Tai reiškia, vaikų gyvenamoji vieta yra nustatoma pagal tam tikras taisyklės. Tikrinama, su kuo vaikas turi artimesnį ryšį, kas labiau užtikrina vaiko kasdieninius poreikius, kas labiau gal žino visą vaiko dienos rutiną ir taip toliau. Jeigu imti šį konkretų atvejį, tai aš susidariau tokį įvaizdį, gali jis būti ir klaidingas, kad tėtis buvo daugiau tas, kuris uždirba, o mama orientuota į šeimos ūkį, ar ne? Tai normalu, kad vaikai turbūt ir liktų gyventi su mama, nes jinai daugiau žino apie vaikų kasdieninius poreikius, apie ten jų būrelius, ugdymą, draugus ten ir visa kita. O tėčio tuo pačiu pareigos ir teisės nesikeistų po santuokos nutraukimo. Tėvai abu yra lygiateisiai, nesvarbu, dėl ko jie išsiskyrė, nesvarbu, kas kaltas. Vaikų klausimą tiesiog reikia labai taip išskirti ir spręsti visiškai šalia. Žodžiu, neištikimybė niekaip neprisideda prie vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, taip vadinama globa, ar ne? Taip. Tai puiku, Rita, ačiū tau labai už tavo ekspertiškumą, puikiai čia mūsų pažindinai su šitą milijoninio kapitalo įmonės, tam tikrais dalykais, tikrai buvo įdomu. Ir taip apibendrinant visą šitą klausimą, ar ne, tai tikrai iš mano pusės būtų darbdaviams didžiulę rekomendaciją pasitvirtinti, prasiilginti šiurkščių darbo pareigų pažeidimų sąrašą, įsivesti atitinkamas aplinkybės, kad tiesiog būtų supaprastintas atleidimas taikomas darbuotojo atžvilgiu. O iš tavo pusės kokią turėtum rekomendaciją? Aš iš tikrųjų visada rekomenduoju susitarti. Net jeigu yra sunkus atvejis, net jeigu yra neištikimybė ir šeimai tikrai yra skaudu, visada galima ieškoti pagalbos, psichologo pagalbos, galbūt kažkokios kitokios, jeigu reikia ar ne, ir pabandyti tą skausmingą dalį, kiek įmanoma labiau normalizuoti ir susitarti. Nuėjus į teismą, nes tas įsivaizdavimas, kad aš nueisiu į teismą, įrodysiu, kad kitas kaltas ir gausiu dėl to kažkokią naudą, yra tik įsivaizdavimas. Teismų praktika, teismų istorija, kaip ir tu pati stebėjaisi, ar ne, jinai yra visiškai kitokia iš tikrųjų. Tai mano rekomendacija yra visada susitarti. Skaudu, sunku, bet susitarti visada galima. Ačiū tau labai už tavo pasidalinimą. Man tikrai buvo labai įdomu iš darbo teisės, kaip atrodytų toks santykis ir kiek čia toks santykis galimas ar ne. Aš labai tikiuosi, kad mes su tavim dar nekartą susėsim ir rasim bendrų šeimos ir darbo teisės klausimų, kuriais galėsim abi pasidalinti. Ačiū tau labai. Ačiū tau. Ačiū.